Lietuvoje yra du pagarsėję žmonės išgyvenę po sunkios smegenų traumos. Pirmasis tai medininkų tragedijos liudininkas Tomas Šernas, o antrasis žiauriais nusikaltimais pagarsėjusios psichų gaujos sušaudytas inkasatorius Arvydas Zemenskas. Antrasis mūsų laidos reportažas yra apie šį žmogų. Išeina į darbą vyras ir neaišku, grįš jis ar negrįš. Galvoju, atvažiuosi greitoji, gal prisininkas. Taip samprotavu, kai dar prisimenu. Suleis, kuo labai stukas kuduos ir toliau į darbą jis, kai važiuos, kad kažko nebūtų baisaus neįvyko. Sunku patikėti ir įsivaizduoti, kad taip galvojo kraujo klane gulintis žmogus iškart po šūvio į galvą. Beveik prieš metus prie Vilniaus pakraštyje esančio prekybos centro nežinomi užpuolikai šovė į Žemės ūkio banko inkasatorių Arvydą Zemenską ir pagrobė maišą su keliasdešimčia tūkstančių litų. Tai buvo pirmasis didelis vadinamųjų psichų, dabar jau nebegyvo Virginijaus Savickio ir nežinia kur esančio Romo Zamolskio nusikaltimas. Tada vienas iš plėšikų pribėgo prie inkasatoriaus ir šovė jam tiesiai į pakaušį. Pagrobę pinigus nusikaltėliai niekino netrukdomi pasišalino. Sužeisto inkasatoriaus bendradarbiai į jos neiššovė nė karto. Šoko ištikti vyrai nepadėjo ir mirštančiam kolegai. Kas liečia dėl mirties, niekada negalvoju, kad viskas, kad negalvoju, čia kažkoks trumpam, nieko, viskas bus gerai, kad tos minties tokios niekada nebuvo. Sunkiai sužeistas inkasatorius išgyveno. Kaip jis pats sako, todėl, jog nusprendė, jog jam dar nelaikas mirti. Ir ne tik išgyveno, bet ir prisimena akimirkas po šūvio. Prisimeni, kai buvo, kad visai nevaikščiau, nieko, iš kažkur tas stiprybės kaunasi pasisemti. Atsimenu, kaip atvažiavo ten kita brigada, kada ten viską perdinėjo, nešė maišelį ledų, uždėjo ant galvos, ant žaizdos, prisimenu, greitosios laukėm, greitai važiuojant prisimenu viską. Iki pat ligonės įvažiavimo. Jau įvažiavo į ligonį, tai neprisimenu toliau nieko. Peršautą vyriškį operavę medikai buvo apstulbę. Kulka įstrigo vyriškio smegenyse maždaug 7 cm gylyje. Arvydą nuo mirties skyrė milimetras, daugiausiai 2. Sunku suprast, kaip jis liko gyvas. Jam labai pasisekė, nes jį išrauta buvo tikrai iš galingo ginklo. Kulkos įėjimas yra šalia labai stambių, galingų kraujagyslių, bet, ačiū Dievui, jos nebuvo sužalotos. Nes jei būtų buvę sužalotos, jis nebūtų pasiekęs ligoninės. Po pirmos operacijos Arvydas Zemenskas atsibudo vis dar su kulka galvoje. Ir net nenujautė, kad dalis jo kūno paralyžuota, kad laukia dar viena operacija, kad dar ilgai, o gal ir visą gyvenimą nebegalės normaliai judėti. Atsibudau. Negalvoju, kad poliarizuota. Galvoju, čia nuo ilgo gulėjimo užtirpo, visą ranką, koją, galvoju, pamasažuos, padarys masažas ir bus viskas gerai, kad taip, nes nebuvo tokios skausmo, kad ar galas skaudėtų, ar kad kažkas tokio. Ne, tik užtirpimas. Po šūvio praėjus metams Arvydas atsimena, kaip sunku buvo iš naujo mokytis atsistoti, bandyti vaikščioti. Nusiprausti, išlaikyti šaukštą ar ką nors paimti po nelaimės jam buvo neįmanomi dalykai. Elementarius kasdienius veiksmus jis bandė daryti per prievartą po kelis kartus. Neretai, kai viskas sekdavosi ne taip, kaip norėdavosi, Arvydą apimdavo ir nusivylimas. Kaip arėjimas, kad ko nors darimas, iš šalies sveikam ten žmogų, kad čia paprasta, lengva. Man tai, man nėra taip, kad lengva. Vis tiek kažkaip, tiek iš vido prisiversta reikia, kažkaip prisimenu, kaip kažkas iš nusiteikti, iš vidaus kažkas tokio, nežinau, eina. Daug kitaip, visai sudėtingiau, visai kitaip negu, nežinau. Jeigu darai ir gaunasi padaryti, tai gerai, tada kaip gerai, tada kažkaip ir nuotaika, viskas. Bet jeigu darai ir nesigauna, tada automatiškai kyla kažkaip nepyktis, nervai, kažkaip nusivylimas tas viskas. Tada pajunti, koks, tipo, vos nebejėgės esi. Stiprų 34 metų vyrą bejėgių padarė psichiniai ligoniai, įvykdė ne vieną kraupų nusikaltimą. Tačiau Arvydas iškart po įvykio artimuosius tikino, jog dėl jį užgriuvusios nelaimės kaltas tik likimas. Ta patį Arvydas sako ir dabar, nuo gyvenimo pakeitusio šūvio praėjus metams.
To ne. Nežinau, kodėl ne. Nei dabar, nei kai ligoniai buvo. Ten tie gimės, jeigu visi ten suėjo, klausė, sako, o ką va taip, sugaut, kad mums ten tą padaryti. Nu, man nėra čia pykčio. Nežinau, kodėl ne. Turėtų būti kažkaip, bet nežinau, taigi vis tik teisingai per ryčią nukentėjo tiek aš, tiek šeima, tiek visi nukentėjai, kenčia. Nu, nežinau, kodėl. Kaltinti? Ne. Kažkaip, nu, nėra. Nu, čia bet kam galėjo tas atsitikti. Ne aš, nu, taip ne aš tą dieną būčiau dirbęs, kad būtų kitas, galėjo kitam būti. Bet čia taip turėjau. Taip, skirti. Nežinau. Bitneris. Tiesiog Bitneris. Baisiausias Arvydo Zemensko gyvenimo įvykis šiandien jau praeityje. Psichinių ligonių sušaudytas žmogus susitaikė su mintimi, kad nebegalės taip gyventi ir dirbti kaip iki šiol. Tačiau dabar jau buvęs inkasatorius nepraranda vilties ir galvoja apie savo ir savo šeimos ateitį. Po šūvio į galvą Arvydas labiau jaudinasi ne dėl sveikatos, o dėl savo šeimos. Vyriškis nebejoja, kad didelių pastangų dėka jį įsiveiks savo negalę. Jam daug sunkiau susitaikyti su tuo, kad dėl šios nelaimės kenčia jo žmona bei dukra. Visi rūpėšiai, visos problemos, viskas tenka dabar, viską žmonos pečių, viską įtvarkytis reikia. Tiek tvarkyti viską, tiek dar plus manim rūpintis. Vis tiek reikia, nors aš pats galiu viską pasidaryti, vis tiek viską padaro, viską tvarko. Vaikų turi, taip? Taip, 13 metų bus dukrai. Parašius ir dienoraštį rašo, kaip jau ten viskas įvyko, jinai labai taip jau. Tik taip yra jautri ir tą visą išgyveno. Ir kažkaip tai, kad kai Arvydas sugrįžo, kad tu ten nesikelk, ar ten čiut ne iš paskos eina, kad ten nenugriūtum. Kaip Arvydas sakė, asmens sargybinis tokie va iš paskos, va taip vaikščio. Bet aišku, tai nervų kainavo labai. Svarbiausia, kad matai, kad gerėja. Ir kad žinai, o kas daugiau gali padėti. Ir iš tikro, gerėja. Arvydas Zemenskas jau gali vaikščioti, gali net sugniaužti kairiosios rankos pirštus. Jam tai didelis pasiekimas. Šios pasiekimus vyriškis vadina svajonėmis, kurių jis atkakliai siekia. Dabar iš tų nenoriu, kaip svajonių, kad iki vasaros vairuoti mašiną. Dar nebandžiau, bet kažkas tokio. Paskui vienintelio dalyko, kurio dar nebandžiau, negaliu. Tai vis tiek šią vasarą vis tiek vairuosiu mašiną. Nu, kažkas iš tokio. Taip, yra planai, ne tik planai, svajoji, galvoji, sieki, nes buvo, kad galėčiau atsistoti, eiti, nusipraust pats, be niekieno pagalbos. Kad savo be niekieno pagalbos. Tokiais etapais kažkaip suskirstai tą visą. Kol kas nežinau, kol kas sekasi viskas. Taip, kaip jis pats sako, etapais Arvydas tikisi grįžti į normalų gyvenimą ir dirbti. Tačiau jis ir pats supranta, kad ne viskas priklauso nuo norų. Kažkur galvoja susiras darbą, kur vos ne į užsienį išvažiuoti, kažkur padirbti, bet nesistikrinti. Kiek fiziškai, jėgos, sveikatos, nieko netekdavo skūsis, nes niekada nei pas tos gydytojus, nieko nesilankydavau. Bent tikrai komisiją, kada pridėti vėlisi nereikėdavo. Dabar jau vis jau to
Jau apribojimas automatiškai gaunasi dėl darbo, pasirinkimas. Jau, jeigu ir dirbti, eis ten, ne ten, kur nori, o ten, kur tu gali pagal savo galimybę, fizinės galimybę, fiziškai kur gali. Jis išeina į darbą visur, o čia sėdi ir pasijunti, kad tu esi įstumtas iš savo gyvenimo, iš visuomenės, iš gyvenimo, nereikalingas ir galvoji, gal sunkiausius ten darbus gal dirbtum, vos neveltų, kad tik eit, kad kažkur ten suktis. Aišku, labai ilgai laikas eina kažkaip, vis tiek negali ten nuvažiuoti, kaip gali nuvažiuoti, bet kažkaip nesinori, tiek į visuomenę, į